Sveiki, sveiki, aš jau Emilis Pro 31. Šiandien bus apzoras Redmi Note 10 Pro 4G versija. Jau nebūna 5G. 5G prasidėjo nuo Redmi Note 11 Pro. O Redmi Note 10 Pro dar buvo tik 4G versija. Nu ką, pažiūrėkim. Kas tai? Aiškus telefonas naudojimas. Ar Xiaomi. Telefonas yra pastoviai naudojimas. Dieną, naktį, parą, pastoviai. Ką mes čia turim? Instrukcija, dikliuką originalų silikoninį, matinį. Tada toksai pilkas telefonas Redmi Note 10 Pro. Matot, kodėl gali būti nuodas, nes stikliukas uždėtas. Tada, ką mes čia turim? Originalinė polelelė, kuri ėjo, kai buvo pirktas naujas telefonas. Tada mes turim 33 voltų tą patį adaptorių kaip planšetėje. Nuo planšetėje. Aš turiu čia. Neturiu su savim. Toksai pat blokelis irgi iš planšetės. Matot. Tas pats nesiskiria. Čia irgi blokelis. Ir originalus laidas. USB A, USB Type-C. Šitos aš naudosiu. Aš jų nedėsiu daug. O šitą visą galima sudėti čia atgal. Tai dėkliuką šinsiu. Ten iš to. Sakau, здесь originali instrukcija. Note 10 Pro. Instrukcija. Ir dikliukas silikoninis matinis. Viskas čia daugiau. Viską čia dedam. Ką mes turim? Turim adaptorių, laidą, telefoną, dėžutę ir visą jo komplektaciją. Dabar šitos aš atitraukiu. Dabar mes įjungsim telefoną. Rodysiu, kaip atrodo jo dėkliukė. Nu taip, jisai atrodo savo dėkliukė. Ką įjungti? Įsijungiam. Matom Xiaomi. Arba как другие говорит Xiaomi. Xiaomi, не знаю, Mi. Включается. Сейчас, подожди, пин-код введу. Ввел пин-код.
Здесь прошивка у меня последняя стоит. MIUI 14. Да, как мы видим. И Android 13. Почему это так? Android 13. Android 13. Вот. Ну-ка. Ну так. Сюда.